Žieminiai rapsai vieni jautriausių žiemojimo sąlygoms, todėl kiekvieni auginimo metai yra saviti ir sudėtinga prognozuoti, kokias problemas teks spręsti naujuoju žieminių rapsų auginimo sezonu. Viena didžiausių – žieminių rapsų žiemojimas, priklausantis nuo tinkamų augalų išsivystymo rudenį bei nuo rudens, žiemos ir pavasario sąlygų. Ko galima tikėtis atsinaujinus rapsų vegetacijai? Pavasaris mus tikrai nelabai džiugina, kadangi žieminių rapsų plotai Lietuvoje labai negražiai atrodo, visi rudi, rapsų lapai yra labai apšalę. Šiuo metu galima apžvelgti ir apžiūrėti pasėlius ir nustatyti, ar tikrai tie mūsų augaliukai yra žuvę ar ne. Tačiau vienas pagrindinių problemų yra tai, kad kaip buvo augalai įsivystę rudenį, kita problema tai, kad pavasarį ir žiemos pavasario, o meteorologinės sąlygos kokios buvo. Rapsų pasėlyje vegetacija atsinaujinus, augalai pradėjo vegetuoti, matosi pirmosios šaknelės ir reikia labai atidžiai peržiūrėti. Yra augalų plotelių pasėlyje, kur yra labai gražus, žali, nors ir lapai yra seni apšalę, tačiau leidžia ir centrinis pumpuras yra labai gerai išsivystęs, žalias ir tikrai iš tokių augalų mes tikėsimės gero derliaus. Tačiau yra augalų, kur šaknis yra balta, tačiau pumpuras yra visas nušalęs. Tai būtina visiems rapsų augintojams įsivertinti savo pasėlius. Pasižiūrėti, kokia dalis augalų yra žuvusių, nustatyti, kiek kvadratinė metrė yra augalų. Optimaliausia būtų iki 20 augalų kvadratinė metrė. Tada galima laukti ir tikėtis, kad pasėlis bus gražus ir iš jo gausime tikrai nemažą derlių. Yra labai daug skirtingų nuomonių, ką pirmiau daryti, ar važiuoti ir žieminių rapsų pasėlius su trąšomis, ar su fungicidais. Tačiau iš tikrųjų pirmiausia, tai augalus reikia pamaitinti, tai juos reiktų patręšti. O fungicidai yra nerekomenduoju šiuo metu naudoti, nes pirmiausia augalas turi pradėti intensyviai vegetuoti, o fungicidus mes naudosim daug vėliau. Svarbiausia – laikytis technologinių rekomendacijų priimant konkrečius sprendimus. Be to, reikėtų nepamiršti, kad kruopštumas ir atidumas būtinas per visą rapsų auginimo laikotarpį. Tik tuomet galima tikėtis gerų rezultatų.